Ui, tu savo. Kur tas takas? Nėra jo. Ir tie kaulai tai čia yra dubens, matau, matros ir kaukulė yra. Ne. Aš turėjau išeiti kažkur tai, net nežinia kur. Nu, bet tai man ten bunkerį. Labas rytas, štai ir aš vienu žodžiu atsikėliau, pavalgiau pusryčiai. Su vaizdu į jūrą, bet galiu pasakyti, buvo 40, nebuvo pats geriausias, nebuvo daug, pusę dešrelės atnešė, pusę kiaušinio ten turbūt netgi buvo. Tai vienu žodžiu, biškį pavalgiau, važiuosim dabar iki Liogra Pass, kur yra, gražiausias, nuostabiausias ir geriausias Europoje kelias, ko aš netikiu, nes aš jau važiavau Tetų kalnuose geriausių kelių. Taigi ten turime 49 minutės, 304 km. Ir manau, kad po biškį mes dabar judam, kur mes judam, aš dabar biškį sankabą padeginu, nes aš dabar neturiu rankų pavarai perjungti. Bet jo, su vaizdu ant jūros kranto turėjom. Važiuojam, geresnių vaizdų mes prisižiūrėsim, aš nenoriu tose kurortuose būti, neturiu aš ką daryti, nei aš čia maudytis planuoju, nei ką. Čia Hebra dirba, čia Hebra važiuoja. Ai va, kur ale paplūdimys buvo akmenuotas, čia apie šitą buvo bookingas parodęs jaučiu. Eiktų, bet jūs pažiūrėkit, koks keliukas čia. Vot. Tiesiai ant jūros kranto. Toksai va. Nu patinka. Važiuojam toliau. Čia žiūrėkit, toliau pavažiausi, dar kuriasi kurortas. Čia dar vyksta visokios statybos. Šiaip skėtukų tai jau pilna. Bet žmonių šiaip nėra labai daug. Turbūt čia pigu, kadangi čia statybos vyksta. Bet raudonas šitą daro. Šuniukas ant gatvės reikia važiuoti būtinai. Nu jo, čia pabiškį kūrėsi. Kaip matau, čia realiai va naujo asfaltą tiesi. Ten toliau dar lemą važiuoju, nenufilmau. Visiškai tušti sklypai, nauji viešbutį, čia pradėjo statyti plakatai, kad bus kompleksai. Čia jaučiu ateity, tai čia jau yra naujų pastatų. Tai čia, bet čia ateity turbūt. Tai čia dar viskas pasikeis ir čia bus toliau kurortas. Jaučiu ir kainos čia kils toje Albanijai, kai čia visi pradės lėkti. Iš turizmo pagyvens. Nu man gal kas atrodo, kad mes į kažkur ten kažkurios kalnus išsuksim. Nes čia dar važiuoju pagrindiniu keliu, kuris eitų tiesiai visada. Bet mes turėsim išsukti, kad patekti tą gražų kelią. Tai kažkur ten ant tų kalnų jaučiu į kalvas. Ir jis turbūt gražiausias vien dėl to, nes ten jūra dar matosi iš šono. Nu, tai pažiūrėsim, ant kiek čia jis gražiausias. Mopėdas nelendi! Ai, nu gerai, ne ant manęs lindo, gerai, viskas gerai, važiuojam toliau ramiai. Jūs pažiūrėkit ženklą, ten Green Coast 13 km, Mykonos 598, Bodrum 773 km, Ibiza 1531. O į Ibizą kartais nereikia plaukti. Bet čia tipo kaip reklama kažkokiam Green Coast'ai, negaunas, kad tipo, o žiūrėk, čia labai panašiai ir čia yra, čia šalia varyk, kaip Ibiza bus tau. Ar čia jau prasideda šitie gražiai vaizdai, nes man čia patinka. Čia tokios kalvos, tojas nebelė ką čia. Pažiūrėkit. Vau, ką jūs, Hebra? Važiuoja mane? O taip, važiuoju aš. Traukinukų dabar kažkokiu. What the fuck, čia mokamas kelias. Iš šitą Liogra Pass. Nu tai, okei, susimokom. Free? Oh, okay. Thank you. Pasirodo, nemokamai. Įleido, pamerkiau akį, sako, it's free, go. Taip, go? Tai važiuojam, ką? O kodėl ne? Ta prasme, uždarytas buvo kelias, į kur aš norėjau, į tą Liogra Pass. Aš tiesiai nuvažiavau tuneliu. Ir visi čia taip nuvažiavo. Ten aš žiūrėjau nusukti, bet ten construction buvo. Aišku, mus biški dabar permaršrutizavo, ar kaip čia pasakyti. Per kitą pusę pakelsim tą ten. Nu gerai, per kitą pusę irgi man tinka, bet aš norėjau visą tą kelią išvažiuoti. Kaip supratau, nėra galimybės, ten remontuoja. Keista, kad nerodo mapsai, kad uždarytų. Bet žinokit, čia tas tunelis nesibaigia iki 10 km. Ir tik pradėjau filmuoti, jau yra pasibaigimas. Bet taip, bliam, aš po
kalnų labai ilgas. Aš labai tikiuosi, kad žalėsi tą Lagrą pas nuvažiuoti, kad ten nebus jis uždarytas. Ir kur mes išlysim, šiaip pasižiūrim. Kur mes išlendam? Ir mes išlendam į šviesą. O, wow. Mes išlindom tiesiog prie jūros. Gerai? Hebra, spėkit, kas pataikė į tą kelią, kurį ir norėjo, ogi aš, bet čia nieko kol kas nėra. Tipo, mėlyna. Čia šitos pusės taip pat, čia. Nice. Pakilsim, pasižiūrėsim dar. Labai šiaip stačiai kylam. Gerai, kilti viršų aš tai kylu. Tipo, ten bus gražus, o ne kelias. Bet žinot, ką aš viršui matau? Labai daug debesų. Labai daug. Ir man taip atrodo, kad tas kelias ten eina, užsisuka ir jis ten viršais. Palei Google Maps'ą, kaip aš matau. Eik, savo. Neugi mes tiesiog į debesis nuvarysim ir nebus to vaizdo. Nu, bet jo, su debesim ir oru čia nepakovosit. Sustojau čia biškį, bunkeriuką radau. Vėsoka čia. Pasižiūrim, ką čia per vaizdą turim. Čia bunkerį kažkokį turim. Ar ne bunkerį, nežinau, apsimintų bunkeris parašyta. Man nepanašu į bunkerį. Eik tu savo. To keliu atvažiavau, dar reikės biškį viršų, bet tai ten debesis. Nežinau, kas ten matysis. Man tai įdomiausia, kas čia per pastatas. Tiesiog jau paišyta viduj. Ant jūros kranto toksai. Kas čia per apvalumai. Šiukšlių pilna, neįsivaizduoju, kas čia. Bet matos, čia žmonės praėjo. Bet kur jie čia eina, aš nežinau. Aš irgi nepamanysiu nueiti. Bet čia niekur nėra įėjimo. Oi, žiūrėkit. Ten rimtai bunkeris. What? Toks išlindęs. O ten aš noriu. Dar vienas haikas. Kažkai čia bus uždaryta ar ne? Reikia nenusiversti. Ten, galit matyti, ant kalno labai daug debesų. Aš nežinau, ką mes ten pakilę rasim. Čia dar ne maks pakilau aš. Bet čia, žinokit, tas bunkeriukas tai atviras. Labai įdomu, kas jame. Čia toks vaizdas yra iš tikro. Iškart čia ant krašto. Oi, čia kaip slyst gali į apačią. Oi, čia kaip slyst gali. O čia bunkeris. Aš nežinau, ant kiek aš noriu ten eit. Vienas pats. Ant kiek čia nejauku vienam pačiam. Ten yra kažkoks Čia kaip šalta. Iš plius 24 kokių iškart į 10 kokį laipsnių. O, kus čia? Čia nieko net nesimato. Ai, per kamerą matos. Aš pats tai nematau. Nėra, ką aš labai norėčiau eiti. Bet vėjas iš ten koks pareina, vadinasi, kažkur yra praėjimas. Yra šitas skersvėjis. Nu jau tikrai aš nevaikščiosiu ten tamsoj. Prasme, aš net neturiu normalaus prožektoriaus apsišviesti, nes telefonas nieko beveik neapšvietė. Ir per kamerą kiek jinai pasiema, bet bet ten kaip šalta ir tas skersvėjis. O, iškart išėjau, šilta. Wow. Eisim ten viršui biškį tą pastatą, aš palaipėsiu gal. Aplinkui šitą pastatėlį. Iš kitos pusės apėjau. Yra įėjimas, nueisim. Yra dar mažų pastatėlių. Pirmą gal vieną mažą pabandom nueiti. Realiai nieko specialaus. Grafičių tik pripaišyta.
Čia ką turim. Ko aš taip išsigando išlindęs. Šikšnosparnis koks bus. Tikiuosi, kad ne. Bet čia labiau toks. Gal bomželių susirinkome vietą arba jaunimo. Samatas sudėta, salė sėdėti. Prirašyta, pribražyta visko. Tai debesis vis dar leidžias. Nu, žiūrėsim, kaip ten bus. Nu, iki tolimiausio namo dasibrau. Nieko čia, griuvėsiai. Pagriuvusis plytos, o grafičiai, langas. Oi, blemba, į sveikatą man. Alergija veikia jau. Įsivaizduojat? Virtuvė. Gaminiai valgyti toks vaizdas. Neblogai. Sakyčiau, toks vaizdelis tai neblogas. Iš tikro. Gerai, einam į mūsų Final Big Boss. Kalbu apie šitą. Oi, net nemačiau, žiūrėk, toks grafitis. Ir jis dar gražus, toksai normalus, o ne šiaip papraikšyta. Šitas toks normalesnis. Ten hebra tai dviejoji bunkeriai, nu tik ant jo viršaus. Bet pažiūrėkit. Čia kažką turėtų reikšti, jaučiu. Ne šiaip su toksai. Akis kažkaip žmogaus čia veidas. Nu jo, bandau įti vidučiai paeksplorint. Plytelės kaip virtuviai. Oi, kvapelis. Tokio šūdo kvapo. Čia kažkas ir gyveno šiaip. Nėra, kad čia šiaip sau. Nu, tipo, čia koks gyvenamas namas buvo panašu, nes ten ir virtuvė, vonia. Grindys tai nemalonės, čia sportbačiais geriau. Šitų kambariukų pilna, bet kvapas. What the fuck. Atrodo, kad čia kažkas numirė. Toks jausmas, nu toks kvapas. Čia į bunkerį to nuslydimo nėra. Tai įdomu, kur kitas galas yra. Važiuoju, gal čia bus kažkur. Nežinau, kiek šitie laiptai saugus. Galim pažiūrėti konstrukciją. Sakyčiau, saugu. Šiaip girdžiu kažkas vaikšto antram aukšte. Ta patį ir mes padarysim. Ui, tu savo. Wow. O, kas čia vaikšto? Ne, aš tai tavęs nenoriu. Tu atstok nuo manęs. Aš... Eik, tu šiek... Persigalvojau, nebenoriu. Nes aš žinau, kad jie gali pulti. O žiūkas viduj. Gerai, čia taip pau. Kai jie laukia kažkur, tai jie nebaisus. Bet viduj... Ačiū, nesakau, kažkas vaikšto. Aš žinau, kad čia kažkas iš turistų vaikšto. O čia ožys. Su ragais. Aš žinau, kad jie gali pulti, trenkt, man atrodo, gali. Arba čia tik mitas. Kažkur dar įlindau. Įdomi vieta. Nu gerai, važiuoju aš toliau į viršų. Nuo to bunkerio jau pagazino mane, ožka išgazino, išvažiavau, nafig. Ne, noriu aš tos ožkos. Ne, bet šiaip jos tipo nepultų, bet pasiskaičiau, kaip tik dar ir pasiskaičiau dabar, vat, kad jeigu ten į kampą užsprausta, jauniklių yra ir ypač patinai su ragais, buvo ragų,
Jinai atbėgo, toliau aš dar girdėjau, kad ten krepždėjo kažkas. Nenorėjau aš rizikuoti. Ar man reikia dabar su, pavyzdžiui, sutrenktų šonų būti? A man reikia. Nereikia. Tai viskas. Pasivaikščiojom, išvažiavau. Važiuojam toliau tokiu keliu. Turim tokį vaizdą pro langą. Šiaip nežinau, lyg ir debesis baigia prasisklaidyti. A jūs jie brajokaujat su dviračiu? Čia su dviračiu? Ja, papa. Aš tai apačioj ten būčiau kaip pradėjęs nusprogęs. Atvažiuoju iki Luagra panoramos. Čia rašo parku Kombetar. Atsimenu, kur vakar klausiau, kur visi turistai. Čia visi turistai. Čia ką tik buvo šiaip dar tokių. Ai, čia autobusas buvo. Išvažiuoja. Ir šiaip debesis, tai nu jau arti. Aš nežinau, ar ten toliau apsimokės man važiuoti iš tikro. Čia galim įti pasižiūrėti į tą panoramą. Hello. Mačiau braškės pardavinėjo, gal reikės nusipirkti braškių. Panoramą tai irgi aprašinėta grafičiais. Nu, pažiūrim, kas čia. Tai čia tas pats, kas prie bunkerio. Mačiau, dar geriau prie bunkerio buvo. Nu, bet tai kam tais grafičiais tiek aprašyti? Aš nesuprantu. O čia tai čia. Nu, gražu. Nežinau, tetose, kur važiuoju, man buvo gražesnis kelias. Nu, čia, gerai, čia kalnas ir čia jūra. Čia gal tik dėl šito viskas. Bet tetose man gražiau buvo. Čia labiau išpūsta, aš manau labiau, kad turistai atvarytų. Šiaip važiuoti šitą vietą tik dėl to, kad kaip aš tik atvažiuot, nežinau ar verta, nebent nesat tokių matę, nu tipo, pirmam kartui tai jo, antram kartui irgi, nu bet tai labai daug tokių kelių šiaip yra Europai. Kroatijai, žinau, tikrai yra, Kretoj, aš nežinau, bandysiu toliau pajudėti tiesiog. Nėra kažkas vau buvo, bet pakeliui važiuojant čia tikrai prasu gerai. Kaip aš ir norėjau padaryti, bet kelias buvo uždarytas iš tos pusės. Hello. Hello. How much? 500. 500? 1,500? Okay. Only box. Try. Try? Are you okay? Can I get this one? Okay. Bye. Follow man dėrėt. Pademinai. Yes. Okay. Buvau užsidėjęs golą, kad pasiimsiu braškių kažkur, pasiėmiau. Aišku, Lietuvoje irgi turim braškių. Nusipirkau aš tų braškių. Be kad už jas 500. Ai, jos su žemėm, kitų praplauti jas. Čia yra skylutės, yra. Šiaip vandens tai turiu. Aišku, jūs man sakysit, tai ką čiagi iš daržo, ką tik priskintos, galim valgyti. Nu, bet čia jau tokios, nu, tipo, jos skanios, mums davė paragauti, bet vienas tikrai su labai daug žemė buvo, dabar šitą, pavyzdžiui. Bliama, belekai gerai. Bet žemė liko. O, gerai, rūkščią pataikiau. Žiūrėkit, grybas kyšo. Yra bunkeriukas. O, eiktų, kur aš ten važiuoju? Ai, ten restoranas su viešbučiu, jau matau, jo, mapsuose yra. Žodžiu, sustojau čia biškai toliau pavažiavęs. Padariau vieną haką. Ten toliau buvo restorano parkingas. Tipo, ten buvo ale šitiem klientams arba 5 eurų dienai.
Nu į ką, ar aš toks jau bagotas, kad aš 5 eurus dienai mokėsiu? Tikrai ne. Tai pavažiuoju toliau, žiūriu, yra vietos tiesiog pakeliai. Ir dabar aš žiūriu, čia haikai yra. Jo, kažkur galim nueiti, bet jie labai ilgi. 2,1 km, 2,5 valandos atrodo. Ar aš labai noriu eiti, aš nežinau. Jau prisihaikinau aš biškį. Kol aš čia rašiausi, dingo vaizdas, visiškai dingo vaizdas. Debesis tiesiog va eina. Čia. Aš dabar debesys iki Marino tiesiog dingo. Kas per nesąmonė? Čia vištas augina, kaimas kažkoks. Kažkur karekoja, bet dingo vaizdas. Va, kaip eina visi, į mane pareina. Eik savo. Kaip vėsų pasidarė. Gerai, aš pasirašiau, užsimau batus, įsipyliau mažą vandens. Aš neįsiu pilno haiko. Aš noriu čia vieną Google Maps'ose vietą užmačiau pasižiūrėti. Tai ten pamatysit, kai daisiu, vienu žodžiu. Bet kaip man nutrynė kulnus, jūs net neįsivaizduojat. Aš galvoju, gal nereikėjo man tų batų dėtis. Reikėjo čia su tom tapkėm toliau laipiot. Bet ne, nesaugu čia būtų buvę. Čia keliukas tai toks, nu kol kas dar normalus, bet toj palypsim jau čia bus čia kažkas. Negero. Pasileidau iš to miško, išėjau lauk. Važiuokit, ten nemokamas parkingas. Ten 5 eurai dienai. Ar aš statysiu iš 5 eurus dienai? Žodžiu, ten pasirodo, kur aš ėjau. Vis dar debesis plaukia. Ten, kur aš ėjau, tai ten nėra šito. Aš bandau daryti tik vieną bunkerą, bet ten nėra praėjimo. Ten visai į kitą pusę nueini. Tai nusileidau, bandau per čia pereiti kažkaip. Bet tie debesis, tai atrodo, kažkas rūktų. Tai bėga jie, bet čia nieks nerūksta, o ten tai giedra. Čia tokią vieną vietą užnešiau, ten palei medžius eina debesis. Kažkada pamenu irgi esu matęs taip debesis einant šalia, bet labai seniai turbūt. Aš Norvegijoje gal kai mažas buvau. Dabar naujai kažkaip matau šitą vaizdinį. Man nerandu aš niekaip. Kaip iki to bunkerio daryti? Aš einu toliau nuo jo. Arba taškas net blogai pažymėtas. Bet čia viso vaizdai atsiveria. Aš nežinau, aš 6 km haiką pradėjau, nuostabu. To ir norėjau. Ne, aš apsisuksiu, čia biškį pavaikščios. Jeigu aš iki to bunkerio nedaeinu, tai man ir nereikia čia. Taip, lipt. Čia aš lipu. Čia jau reikėjo kelnių, nebe šortų. Man reikia už tų krūmų atsidurti. Bet aš niekaip čia neatsidursiu. Ne, čia tai baisu. Iš kojo susibražius iš tikro. Čia nėra kelio. O man ten reikia. Kaip liūdna. Čia yra praėjimas. Bet žinot, aš ten tai lysiu, bet ar aš kažką išpešiu iš to? Čia yra didžiausias klausimas. Nulendu. Gal nieks čia nesu braižys. Aiktas savo, ne, čia visi spygliuočiai. Okei. Šitą medį biškį, op. Patraukiau. Iš čia jau, kur čia man reikia. Čia gal viršų. Bandau. Palei Mapsus atrodė, kad čia tada. Kaip aš ją apačią nueisiu, aš nežinau. Aš neįsivaizduoju, kur aš užlipau. Bet ten šitų visų. Jau net nebe takų per akmenis. Tai bam. Nežinau, kaip aš nulipsiu, bet nulipsiu. Apie tai vėliau. Čia radau kažkokių bunkeriukų. Bandom prie jų nueiti. Čia nieko nėra. Čia tokie rytiniai, kurie irgi čia nieko jie nėra. Bet jų čia tiek, kaip man kojas gelia. Aš įsibraižiau su tais krūmais aštriais. Bet tai pam. Įdomus miškas. Šitie medžiai, kaip Japonijoje atrodo. Keli tokie yra. Debesiukai eina. Ir žodžiu, aš nežinau, kiek matos. Čia lėtas bunkeris.
Ir čia turėčiau gal praeiti. Jeigu aš šiandien praeinu, aš apsisuku. Nes bent jau kažką jau radau iš to haiko. Čia taip gražu, tokia ramybė. Šiaip neramu, kad čia nei vieno žmogaus nėra. Bet čia yra praminta. Bet iki kur tai neįsivaizduoju. Čia į pievą, apačion. Gerai, sakau, nieko gero iš šituo nėra. Tai, op. Kažkas yra viduj. Aš tikiuosi ne vėl kokia ožka. Čia vėl tuščia. Bet aprašinėta yra ateinančių žmonės. Na, aišku, kai žinai kelius, tai gerai. Tokia vietai bunkeriukas. Kažkur praeinu. Čia kažkur ale turi būti tas bunkeris. Bet aš jo nerasiu čia. Eikis. Nu, aš jau čia į šitus nebesileisiu. Labai didelis medis. Į sveikatą man. Kažkur užmyniau aštraus. Bet čia tai vaizdo nebėra. Nu ir čia palimi, Mepsą tas bunkeris kažkur turi būti. Jo visiškai nėra. Ten atsiliepimuose parašyta, kad hard to reach. Tai va, tai yra tas hard to reach. Jo net nėra iš tikrųjų. Nu yra, bet kažkur tai pasislėpęs. Pamačiau čia tarp medžių. Yra skylutė. Ten yra takas. Turbūt, kad takas, bet kaip į jį patekti? Vabzdžių tai belė kiek daug aplink mane skraido. Kur tas takas? Nėra jo. Atėjau čia visiškai į mišką dabar. O, tai čia ir yra takas. Šiaip ten pievai buvo išmindžiota žmonių. Arba ne žmonių. Vienas iš dviejų. Bats atsirišo, net išsigandau. Man ros mane šitas rastas apgavo. Aš gana iki šitos vietos atėjau, kur mačiau. Ir čia matau tik rastą. Ne, blemba. Nebieškosiu čia jo. Nėra čia jo. Nu, bet tos įdomius radom dalykus. Aš manau, leidžiu su žemynišė. O tai paskui prisidirbsiu kažką čia. Čia dar kažkokių yra žolių, tokių matos pėdsakų. Neaišku, ar ten žmogus. Vien žodžiu. Tiek va, iš manęs. Bet pasižiūrėkit. Aš kažkur kalnuosi. Kažkokioj pievai. Net ne hikingo kely. Auga aplink gėlytės. Pažiūrėkit už manęs vaizdą. Tai yra priešais, kur aš einu. Ant kiek gražu. Visiškai tai va. Čilas. Kol aišku neprisidirbau kokios nesąmonės. Kas čia per pieva? Bet pieva tai tipo pieva literaliai. Kaip tas kalnas gerai atrodo su debesim. Galiu aš čia dar paėjėti kažkur, kai gražiai atrodo. Va čia jau pramindžiuotų žmonių matos. Dar vienas bunkeriuks buvęs. Bet kiek kalnuose tų bunkerių? Kas čia? Kalnas. Ten dar į apačią va įrašytas. Bet čia toliau, aš nežinau, čia į haiko jaučiu taką pakliuvau. Nes čia praminta. Bet jis toks jaučiu labai retai kas eina jame, nes nėra žmonių. Urvas! Ar čia? Čia bunkeris! Tai čia šitas, iki kurio aš ėjau. Bet aš jį radau apšė kažkur. Eik tu sau, tokiam vaizde. Tai tipo, ką? Pasižiūrėkit, tokiam vaizde, po tokiais akmenim, net garsas čia vėja dingo, yra tokie požemiai. Ten gali eiti ir eiti. Čia irgi jaučiu perlipus, gali eiti ir eiti. Bet aš neisiu. Čia saulutė šviečia, čia jau pragriuvė yra. Gerai, ten matau, yra vienas išėjimas, ten kitas. Aš gal einu čia, man čia įdomiau atrodo kol kas. Radau aš, ką norėjau. Jau buvau pasidavęs. Oi, koks čia nulipimas.
Pažiūrėkit, čia pikniką galim turėti. Norėtume čia tokį pikniką. Toks vaizdelis. Prikolinat jūs? Čia irgi vat galim išlysti, ne? Lemba, čia pralipt reikia, kad išlysti. Vos telpu. Kokioj vietoj? Kokioj vietoj? Nu, čia nenoriu šiaip laipėt, nes biškai galim slystelėt. Bet armatūros, skylės ir vaizdas. O kaip man grįžti, aš neįsivaizduoju. Šiaip gal per čia reikėtų grįžti man kažkaip. Mašina tai ten. Čia turim vaizdą, tą patį. Kietą aš jau išlipau, ne kažkur. O čia ant viršaus matosi, kad nieko čia ant viršaus nėra. Tiesiog. Kaip buvęs, kaip nebuvęs. Čia aš dabar stoviu ant kalno viršaus, ne? O po manim yra tas bunkeris. Vau. Gerai, aš galvoju čia nueiti. Tik tiek, kad čia jau reikia apsišviesti. Jis nieko nesimato. Ui, kaip reikia atsargiai čia eiti. Vau. Kaip nejauku. Kas čia? Čia skylė dar. Ai, ir čia yra dar vienas išlindimas. O čia? Kiek kaulų. Jo, papa, gerai, aš nefilmuosiu. Ir tie kaulai tai čia yra dubens, matau, matros ir kaukulė yra. Bus tokių avių čia jaučiu. Nieko kito. Nes, kas čia daugiau dasibaigtų? Jau taip jau nėra labai fainiai. Reikia grįžti tunelį, bet žinai. Vieną kartą kai praėjai, tai jau praėjai. Tai grįžti, jau nebėra tai baisiai. Bet tai kojas per vietos, virš manęs, pažiūrėk, kokie akmenys. Čia tai turėtų būti irgi tas lankas jaučiu betono. Arka tai yra. Va tokia. Ten irgi turėjo būti, bet nugriuvo. Liko tik akmenis. Bet va iš bunkerio tas vaizdas. Pro tą skylutę. Žiūrėkit, draugelis. Drėžiukas. O, kur bėgi, kur bėgi? Bando pasislėpti. Okay. Draugelis, mano lydėjus mane visur. Vienu žodžiu, bandau jau eiti atgal į mašiną. Ant Google Maps'o pasižiūrėjau. Tai visiškai ne ta vieta. Ta prasme, gal nuotraukos ir to bunkerio, bet ne ten jis pažymėtas. Todėl aš ir nugrybavau kažkur, kur nereikėjo. Realiai man reikėjo laikytis to tako ir aš būčiau atėjęs, nes čia numatos praminta yra. Bet nei vieno žmogaus, aišku, nėra. Tai aš dabar to pramintų takų jaučiu, bandau grįžti atgal. Ai, būčiau tiek kojų nesusibraižęs. Bet aš galvoju, kad aš vis tiek čia susibraižysiu dar kartą. Čia šitas kelias tai nėra pats geriausias jisai. Eini ir slysti į apačią. Nežinau, ar čia gripo reikia geresnio, ar čia sukibimo batų, ar... Ne, čia tiesiog menukų nereikia, nes per jos ir viskas slysta. Bet va, yra takelis, pasirodo, aš galėjau gražiai takelį ateiti. Bet tai atrask tą takelį dabar, tai nusileisti. Ir tai jaučiu, ne į tą vietą nusileisti. Čia tai jau nusileidinėjimą reikia maksimaliai lėto. Čia taip galim į apačią slysti ir... Į nebėt tavęs. Va taip galim, va taip. Va kaip ką tik nebuvo vos. Nėra labai kas stipriai tie akmenys laikytųsi šiaip. Kelias tai žiaurus. Oi. Viskas gerai. Lipau kaip kalnų ožys per kažkokius krūmus, tai stačiai. O čia mes turim normalų kelią. Ir buvo praėjo 2 turistai porelė. Eina čia žmonės normaliai. Ne. Aš turėjau išeiti kažkur, tai nežinia kur. Bet tai man ten bunkerį. Bet tai man ten bunkerį rodė. Google Maps'ai. Google Maps'ai arba padeda, arba apgauna. Bet vaizdas. Serpantinai. Gražu. Kelias tai čia žiaurus. Aš jau kiek sykį vos ant žemės nedėjau. Atsargiai čia reikia. Čia irgi nulipimas toks, kad... Ir kas svarbiausia, ten kur buvau, teto kalnuose, eik tu savo,
Tai ten bent į medį gali įsikipti, viską įtvirti. Čia, kas čia per krūmai? Įsikimbi ir rakščių įsivarai ir gėlyčių visokių auga. Aš vėl čia kitų kelių pareinu ir pareisiu čia kitur visiškai. Nekur jie jau pasirodo. Jūs pažiūrėkite tą bunkerį, į tą spogą. Kažkas nupiešė maudžį. Kaip kietai atrodo, yra maudžis kietas. Geras. Prisileidau prie pačios, o ką aš radau? Dar vieną bunkerį. Irgi su veiduku. Ten yra su veiduku ir čia su veiduku. Ką jūs? Aš ten bunkerio stoviu ant grybo. O tai čia yra kažkas? Ai, čia tiesiog toksai. Tiesiog kaip ir visur, tose grybose. Nieko čia gero. Tipo, jis grybas kaip grybas, bet jie gynybai turbūt buvo naudojami, jeigu čia kažkas pultų. Bet kas čia kalnuose ką pultų? Čia net patekti sunku būtų buvę. Čia žinau, prieš daug metų čia nebuvo to net asfalto. Čia mano kelias ir baigęs, man jau čia reikia apsisukti atgal į viršų. Čia nėra nulipimo. Tipo gal ir yra, bet sunkiai. Man atrodo, matau, kad čia kažkas bandė. Reikia ir man bandyti. Na į kon jūs, aš kaip kalnų ožys stoviu čia dabar. Mašinas prožioja žiūri į mane. Ai, čia nėra taip jau baisiai. Visai. Dar galim palipti taip. Čia įsikibus už akmenų. Visai kaip Žirmūnuose, kur yra laipėjimas sienomis. Nu, tuo toks va buvo. Nusileidau. Reikia atsio pareiti atgal dabar. Čia tokie dar yra. Urviukai. Bet jo, blem, aš kažkaip toli nusileidau. Nemažai man pareiti reikia. Nu, bet ką, turim kojas, bent jau nebe per krūmus ir viską. Mano kojos yra visos raudonos, taškiukais. Nes aš alergiškas, sakykime, varpinimo galam viską. Tai man jau subraižė kojas ir prasidėjo alergija. Ir vaistų aš neturiu. Pamiršau, įsidėjau, bet neįsidėjau. Paliko namie Lietuvoj. To prasme, einu gatvę, tokį radau. Net megztinį paliko kažkas. Čia namas buvo. What? Čia net šniūras yra, kabint skalbiniam. O kiek šiukšlių. Bet čia vėl bunkerio tipo. Ui. Arba tik šikšnosparnis buvo, arba paukštis, nežinau. Žiūrėkit, net likę. Ai, čia popiežius. Šiukšlių netrūksta šitose vietose. Čia jau nieko nebėra, ne? Ja, čia trobo pagriuvus. Arba šiaip kažkoks stogelis buvo pastatytas. Reikia tokios vinies nepasimauti. O tai bus problemų tada. Tai praėjau tą vietą, kur aš lindu į mišką ir ten realiai haiko takas prasideda į Mount Cikos viršūnę. Tai Cikos kalno viršūnė ir 6,6 km rašo. Ir nežinau, ar čia pirmyn atgal, ar tik į vieną pusę. Turbūt į vieną pusę. Ir jeigu tokių kelių byrančių, tai čia žiauriai sunkus haikas. Net nenoriu bandyti pradėti, aš jau išteko man šiandien bunkerio. Mano kojos. Aš nežinau, kiek per kamerą matos, visos taškiukais raudonos. Ar čia viskas tiesiog, nes alergija ir per smilgas prasėjau ir jaučiu subraižytas kojas nuo šakų dar buvo. Vienu žodžiu, sustojau biškį papietauti, šiaip stoviu gal jau kokį 15 minučių gerų. Paieškau viešbučių, užsisakiau Ksamilę, tai realiai važiuosiu tik šiandien iki jo. Ten 2 naktis būsiu, nes galvoju, šiandien biškį paslampinėsiu, o rytoj turiu ir planų kitų. Ten su gal vandens dviračiu paplaukioti į salas kitas. Dabar aš turiu šį Greek kefir. Tai nuo mūsų vieno žemaičio, kuris labai daug keliauja, pamėgau irgi šitus kefyrus su skoniu Lietuvoje geriu, tai va dabar turiu paragauti ir šitam. Nes tiesiog proteino daug, tai aišku, kodėl jis išgyvena dabar nevalgydamas ilgai. Tai čia tiesiog jogurtas gerimas, čia daugiau nieko nėra. Kokių tai pyragėlių prisipirkau. Čia net tarpas atrodo, kad turėtų būti dar. Vakar šiaip aplamai aš apsipirkau 2 vandens buteliai, 2 alaus. Šitas ir kefyras 8 eurų. Nepasakyčiau, kad brangu. Apsiniaukia, nieko nebesimato šiaip aplink. Taip jau būna tose kalnuose. Va, realiai balta. Balta, kur dairais. Ta prasme, iš vis debesį iki marinu dabar. What the fuck. Sveikato.
Jei kas nors galvojat, koks jausmas būti debesyse, tai toks drėgnokas ir vėsų. Jie šalti. Ta galiu pasakyti. Žinot, kas dabar kyla iš to Liagra paso? Tiem tai nepasisekė, iš vis nieko nematys. Tai visi važiavo, aš ten buvau, jo, aš per debesis ir važiavau. Aš realiai dabar esugi debesyse, tik tais tiek, kad nesimato, mes matom matymo lauką kažkokį tai. Va, čia jau atrodo, kad tikrai į debesis įvažiavo. Žiauriai gerai atrodo. Pažiūrėkit, kai gerai atrodo. Vau. Tik šitas nesupratau, ko jis taip lėtai važiuoja. Žiūrėkit. Oškos. Mažiukai, oškiukai. Kiek jų daug čia? Tai čia iš šitų buvo jaučiu ir tam pastate, kur mane išgazdino. Nes čia kaip tik prie jo dabar ir pravažiavau. Bet mažų oškiukų tai yra. Būčiau gavęs, man atrodo, nuo to patino iš ragų į Šikną. Važiuoju per Dermį miestą. Jis visiškai kalnuose. Čia vėl serpantinais važiuojam per namus. Ir va ten namai yra kalno tiesiog. Ir čia va tokiais reikia sukiuotis. Tas autobusas, nu jisai tipo trukdo man čia biškį važiuoti ir stebėti vaizdą. Nes jis tai įkyla, tai neįkyla į kalną, tai prasilenkia, tai neprasilenkia. Bet įdomu. O ten vat visiškai va. Visas miestas. Bet taip kalnuose. Ta prasme, jūs nepatikėsit. Mano šitoj geldoj yra AdBlue. Ir aš važiavau ir užsidegė. Ir man tas AdBlue užsidegė, kad tipo, žiūrėk, reikia užpilt. Tai vienu žodžiu, aš šiaip galvojau, nu kaip ir man nereikėtų nuomotai mašinai pilti, ar ne? Bet aš pasidomėjau, aš tą AdBlue kaip ir žinau, kaip ir nežinau, kas su jo yra. Jis tipo ekonomiškas ten dizelį, vienu žodžiu. Pasiskaičiau, kad, nu, gali būt, kad prikips prie manęs, kad aš negražinu su tiek pat AdBlue, nes irgi čia kuras, aš jį deginu. Kitas dalykas, jis man baiginėjęs, man grįž dar atgal reikės belė kiek kilometrų. Ir tipo gali būt, kad ten mašina be AdBlue neužsikurs, nu ten visokių tokių prisiskaičiau aš internete. Tai užpyliau už tą AdBlue, bet reikės, mačiau jau ir šiaip kuro. O kurą paskutinį sykį pyliau Tiranai, prieš važiuodamas iš Tiranos. Ir aš tiek dar važinėjęs. Mašina ekonomiškumo, tai vau, čia man atrodo 1.6 variklis tai yra dizelio. Ai, o AdBlue tai man atėjo iš tokio bačioko pripylė. Įkišo į tą atskirą baką ir tiesiog suleido ten. Ir visas tas bakas man kainavo 3000 lekų. Tai 31 eurų, mačiau, Revoliutas nuskaičiavo. Nu, tai nepigiai šitas AdBlue, nesuprantu kam jisai. Aš niekada netikėjau, kad tokia vieta pamatysiu šviesoforą. Čia yra šviesoforas ir jis dega raudonai ir jie klauso jo. Aš esu prie šviesoforo laukiam su tokiu vaizdu. Ai, čia siauras kelias jaučiu. Nes aš galvoju, vienas tiesas kelias yra. Čia vat visi parvažiuoja iš ten. Jaučiu taip bus. Užsidegė žalia ir mum. Vis tiek stovi visi. Vat, atbulinių važiuoja. Nes kažkas jaučiu per raudoną šovė, ne? Nu tai važiuoja. O kodėl čia dėl siauro kelio, ne? Jo, čia labai, čia tai vienos mašinos kelias. Jo, tai teto kalnuose, tai galėjom be šviesoforų važiuoti taip. Ai, gerai. Čia tai jau tikrai neprasilenksi. Bet tai koks siauras kelias. Ir čia akmenuotas jis prasideda. Čia tai krato. Visos mano skardinės tušos daužos. Čia kažkaip daug tokio kelio, ar ne? Taip pagyventi. Prie krašto. Mocas. Fūros. Viskas čia viename. Nu jo. Aš čia važiavau į Hamarę. Taip, man atrodo, nes dar vienas iš kurorto. Aš realiai per kurortus ir važinės tik tais. Dar Sarandę toliau turėsiu pravažiuoti, man atrodo. Nu, kurortinis miestelis, čia gali jaučiu išsinuomoti namelį kažkur. O visi iš pliažų eina. Čia turbūt kelias arčiausiai dabar Hamariai prie jūros.
Kokia šalta jūra atrodo. Čia vaizdai, tai nušiaipau. Čia dar neužstotų visi tie laugalai. Ten bunkeris yra, į kurį gali įplaukti. Ten žiūrėkit, yra sala, o ant jos pilis. Atvažiavau, sustojau aš prie tos pilies. Perėjimas dabar į tą salą, pusiasalį. Vėjas, belė koks yra šiaip. Čia tai tiesiog paplūdimys. Vėl apleistų pastatų belė kiek, bet vėjas tai vau. Eik tu savo, koks vėjas. Ir aš dar važiuoju prie jūros. Į kurortą 2 dienom. Čia taip nuskalavo namą. Bangos pakilusios. Saulė kažkur dingus. Kažkokia pleistą pastatą radau. Visi maudos, pramogauja. Aš po toks. Kokią kriauklę. Pažiūrėkit. Bet bent jau čia vėjo nėra. Oi ne, jau irgi atsirado. Kiek čia dėžių. O ką tas dėžės čia veikia? Neugi čia hebra iš pliažo, kaip pardavinėja kažką. Vaisius ar kažką suneša čia ir sumeta. Na jūs juokaujat, recycling reikia perdirbti viską. Kas čia dar per teleskopas? Porto Palermo Castle. Šiaip lyt pradeda. Bilietas jau iš ten viduj. Nuėjom. 300 bilietas. Tai 3 eurai. Šiaip net nežinau šitos pilies istorijos dabar. Tiesiog ją pamačiau, sustojau ir galvoju, užeisiu, pasižiūrėsiu. Aš nesitikėjau, kad čia rinks dar už bilietą pinigus. Tai vienu žodžiu, pastatė tą pilį, saugot krantinę, saugot jūrą, kad stebėti. 19 amžiaus pradžioj dar Osmanai, Osmanų valdovas kažkoks. Jau žinau, kuris. Ali Paša. Tai einam pažiūrėti jo kambarį jau. O ko jis toks tuščias? Tiesiog, va toks kambarys. Ką žinau, sėdame šis kampe. Skylėjai kažkur. Nu, tvirtovė ir tiek. Sienos. Ką aš dar galiu pasakyti. Čia kažkur yra išėjimas. Ant jūros kranto. Lyja šiaip. Pradėjau lašnuoti. Radau laiptų su terasą. Šiaip didelė aikštė. Tiesiog, daugiau nieko čia nėra. Tokių tarpų daug. Tas ten krantas matos. Bet vėjas, tai vau. Dar norėjau aš droną pakelti, nes tas pilis visai geroj vietoj. Tokio saloj, kaip galim sakyti pusiasalį, bet jį vos patenkama, žinai. Bet ne, jau nerizikuosiu dronų virš jūros tokiam vėjai. Bet taip kaip iš kokio žaidimo, tipo ant jūros kranto, pilis, tu prieini, matai, begalė nesibaigiančios jūros, bišį krantinių. Šiaip kažkaip ir skylė. Ai, nu čia šaudyti. Čia jeigu noris taip. Garso efektai tokie. Galime čia padaryti. Tai va, turi dabar cinematic vaizdų. Nieko daug čia šiaip nepamatysi, bet kaip už 3 eurus, nu gal ir gerai. Pakeliui sustot kažkur prasiblaškyti, pakilti, po panoramą pasižiūrėti. Daugiau nieko čia gero. Šulinys meta hebra monetus. Čia kalėjimas kažkur turėtų būti. Ne, tai ne čia. Čia tipo. Bet taip apšvietimų nepasirūpinta. Laidai tai yra, ai va lemputė irgi yra. Kodėl čia kvapas lyg kažkas mirė? What? Kas čia?
Nu čia gal kažkas ir mirė tikrai. Prieš kokį 100 ar 200 metų. Ta prasme, tiesiog čia aplinkui yra ratas toksai ir čia kambarys. Jo, aš tiesiog aplinkui ratą apėjau. Aha, kažkur kojinę ten padėjau, paslydau, nes jis labai šlapia čia visur. Čia dar vat ir bažnytėlė yra. Įdomiai, man atrodo, jų tos bažnyčios, kad ir tokios mažos, tai iš viso labai jos tokios mielos atrodo su to kryželiu. Na bet va, mes išeinam iš tos pilies. Aišku, čia buvo parkingas, bet aš kaip visada neapsiparkau parkingę. Aš kažkur ten palikau pakeliai tą mašiną, einu aš prie jos. Pažiūrėkit, palikau aš mašiną, bet tai koks čia metalinis. Reikia atsargiai išvažiuojant čia. Eik tu savo. Išvažiavau aš iš tos pilies, jūs pasižiūrėkit, tokiu aš keliu važiuoju. Ta prasme, ką? Ant jūros kranto, visiškai prie jūros. Va toks vaizdelis. Mėlyna. Mėlyna jūra. Čia pats sukūriau, šiaip nekreipi dėmesio. Kas čia? Kur aš važiuoju? Ten mėlyna. Čia taip. Vat? Sustojau pakelėje. Visiškai. Ta prasme, vaizdai šiai važiuojant keliu yra nuostabus. Gražiau negu tie Loegro Pas, nebent čia jau visą apie šitą kelią aš skaičiau. Nes ten taip žydras vanduo buvo, ten per kalnus. Vau. Kitas dalykas, kad turim asilų ten. Va, gana savo ramėja ten. Pasižiūrėkite, ten tokie. Ai, čia nesilai. Bet ten ir asilas yra. Va, vienas yra asilas. Kiti ten, man atrodo, karvės. Ar ir ne karvės? Nu, pakelkit galvas, kas jūs tokie esat? Ne, nu, asilai. Asilai ten yra. Oi, bišį kamera, tai iš visi lankas išėjo, bet asilai, ausis matosi. Taip, prie kelio, vat ramiai. Asiliukai. Nu, viskas, aš jau sulėkiau, esu Ksamilė. Turim tokį tualetą, dušą, visai nice. Turim tokį, vat, miegamąjį, viskas čia yra gerai. Klausia, ar vienas miegosiu? Nu, taip, turbūt, kad vienas. Gerai, turim balkoną. Įstabu, ten už kilometro jūra. Turim baseiną. Viskas, ko reikia. Vienu žodžiu, aš manau, kad dabar aš jau su jumis atsisveikinsiu šiam kartui. Eisiu dar kažkur pavalgysiu, apsipirksiu, pasižiūrėsiu šitą miestę. O rytoj, kitam video, bandysim išsinuomoti vandens dviratį ir plaukti į salas. Nes Ksamilas yra žinomas kaip Albanijos Maldyvai. Ar iš vis Europos Maldyvai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspaudykit patinkamą mygtuką, prenumeruokit kanalą, pasidalinkit su bet kuo tik galite. Labai prašau, palikit komentarą, kad algoritmas matytų, kada video aktyvus. Ir viskas. Aš susitiksiu su jumis kitą kartą. Iki chebryte.